Garbė Jėzui Kristui, gerą dieną visiems. Šiandien sekmadienis, viešpaties diena, o mes žengiame į 6 mūsų rekolekcijų dieną. Pradėkime maldą. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šios dienos skyrelio pavadinimas yra paveikslai ant mūsų vidinių sienų. Tiek kasdienis Evangelijos kontempliavimas, tiek dėmesingas maldos kartojimas gali turėti reikšmingą poveikį mūsų vidiniam gyvenimui. Šis mūsų vidinis gyvenimas yra tartum šventa vieta, kurios tvarkingumu bei puošyba reikia pasirūpinti. Būtent per maldą, kad ir kokia ji būtų, įmanoma savo vidinę buveinę padaryti tokią vietą, į kurią galėtume svetingai priimti žmones ieškančius Dievo. Po to, kai kelias savaitės iš eilės lėtai kartojau Pauliaus žodžius. Meilė visuomet kantri ir maloninga, meilė niekuomet nepavydi, meilė nesiekia savo naudos. Šie žodžiai ėmė rastis ant mano vidinės buveinės sienų, panašiai kaip kokio nors gydytojo priimamajame ant sienų būna sukabinti puošnus jo baigtų mokslo diplomai. Be abejo, tai nebuvo jokia vizija, tik manyje kilęs įvaizdis. Šis įvaizdis apie šventų žodžių paveikslus ant mano vidinės buveinės sienų leido man naujai suprasti ryšį tarp maldos ir tarnystės. Kuomet kasdienybėje sutinku žmones, aš juos pasitinku savo vidinėje buveinėje, pasitikėdamas tuo, kad jos sienas puošiantis paveikslai parodys mums, kuria linkme turėtų krypti šis susitikimas. Bėgant metams, daug naujų paveikslų atsirado ant mano vidinės buveinės sienų. Kai kuriuose iš jų žodžiai, kitur laiminimo, atleidimo, susitaikymo ir gydymo gestai. Daugelį šių paveikslų veidai – Jėzaus ir Marijos, Teresėlės iš Lizie, Šarlio de Foucault, Ramakrišnos ir Dalai Lamos. Labai svarbu, kad mūsų vidinės buveinės sienas puoštų paveikslai. Tokie paveikslai, kurie leistų įžengiantiems į mūsų gyvenimą žmonėms sutelkti žvilgsnį, atpažinti, kas jie ir kuria linkme jie yra kviečiami žengti. Be maldos ir kontempliacijos mūsų vidinės buveinės sienos liks tuščios, nedaug ką tegalinčios įkvėpti. Vėlgi, šiandien nėra kažkokių tai labai konkrečių biblinių aliuzijų, nors giesmės tekste irgi galima tą skaityti tekstą, tas kambario įvaizdis kaip labai tokios intimios buveinės mylimojo ir mylimosios susitikimui galėtų būti tinkamas tekstas, turbūt palydintis šitą skyrelį. Bet, verta šiandien trupučiuką pagliaudyti tą įvaizdį, kuriuo dalinasi Nuvenas. Aš tiesą sakant, tokio įvaizdžio neturiu. Gražus jo tas nupieštas toks paveikslas, bet aš taip to tikrai negalėčiau pasakyti, kad patiriu. Bet vėl, jeigu peržengtumėm trupučiuką šitą įvaizdį su jo konkretybę, tai, ką sako Nuvenas šitam poskyryje, kad tikrai malda turi pasekmes. Mūsų maldos gyvenimas, tokiai mūsų dvasiniai kelioniai, tai turi labai konkrečias ir realias pasekmes. Ir tai, ką pabrėžia Nuvenas, man atrodo, yra labai svarbu, kai jisai sako, kad šitie tokie paveikslai ant mano vidinės buveinės sienų leido man naujai suprasti ryšį tarp maldos ir tarnystės.
Galima šitą iš viso tokį, tą kambario ar buveinės įvaizdį suprasti kaip tokią erdvę, ar vietą, ar santykio patirtį, kur aš patiriu susitikimą. Ne tik netgi su žmonėm, bet su pasauliu, su realybė. Vis tiek tai yra tokia patirties vieta, kur aš visą tai išgyvenu. Ir kad tas vidinis kambarys, kaip tokia su pasauliu, su kitu susitikimo erdvė, jinai, priklauso nuo mano maldos. Žodžiu, mano malda gali šitą erdvę padaryti svetingą. Čia vėl reikia prisiminti, kad apskritai Nuveno tokioj dvasiniai raštijoj pats svetingumo terminas yra labai tokia gili tema. Jo knygoje Siekimas, jis tam svetingumui netgi skiria keletą poskyrių ir čia verta prisiminti, ką Nuvenas apskritai apibrėžia kaip svetingumą, kad tai yra tokia labai krikščioniška dorybė, kurią jisai įžvelgia Kristuje, kad svetingumas tai yra erdvės greta savęs užtikrinimas, saugios erdvės. Mano tarsi užduotis yra pasirūpinti, kad ta erdvė būtų saugi, bet toj erdvėj reiškiasi užtikrinti žmogaus laisvę. Pagrindinis dalykas, kuriuo aš turiu pasirūpinti, tai kad kitas šalia manęs būdamas būtų laisvas ieškoti tiesos. Ne primesti save, savo nuomonę ar savo tikslus ar savo įžvalgas, bet kaip tik pasirūpinti, kad kitas galėtų saugiai ir laisvėje ieškoti tiesos. Tai Nuvenas tą labai gražiai atskleidžia, kad Jėzus tą savybę pasižymėjo, kad leisdavo ir užtikrindavo žmonėms laisvę ieškoti tiesos ir netgi jeigu jie tą tiesą atrasdavo kitokią negu Jėzus, Jėzus leisdavo jiems laisvai atsiskirti nuo jo, jis nelaikydavo žmonių pririšęs. Tai šitas svetingumas, kurį mini Nuvenas, jisai aišku, tai yra labai svarbi jo tokio, sakykime, dvasinio pasaulio dalis. Ir jisai sako šitam poskyryje, kad, reiškia, tas žmogus, kuris meldžiasi, ar tas žmogus, kuris kontempliuoja Evangeliją, reiškia, tas, kuris, iš esmės tampa mokiniu, reiškia, jisai nebe pats tarsi diktuoja savo tiesas, bet imasi tokio tikėjimo nuolankumo, reiškia, mokinasi priimti šitos ar maldos, ar Evangelijos žodžius į save ir leisti tiems žodžiams veikti savo gyvenime. Iš esmės toksai žmogus, jisai pats patiria Dievo svetingumą, maldos kelionė ar Evangelijos kontempliavimo kelionė. Jinai galiausiai žmogų įvesdina į tokią Dievo svetingumo patirtį, kad žmogus patiria pats, koks jis yra laisvas Dievo akivaizdoje ir kiek Dievas saugo tą žmogaus laisvę, kad žmogus nepriverstas, ne nuo kažkieno nuomonės priklausomas, netgi ne nuo nuodėmės priklausomas, darytų sprendimus susijusius su savo tikėjimu, su savo tiesos paieška. Ir tie paveikslai, toks sakau, labai gražus toks įvaizdis, kad įsispaudžia maldos ar Evangelijos kontempliavimo vaisiai, įsispaudžia toj susitikimo erdvėj mano. Ir kad tai daro šitą mano erdvę svetingą, kad aš tampu laisvas, nuo tokių gynybinių reakcijų kito atžvilgių, kad tada mėginu kitą užkariauti, mėginu kitam primesti savo nuomonę, kitą tarsi nuneigti ar užginčyti, bet kaip tik ne, priešingai. Kad pats patyręs, jog esu laisvas Dievo akivaizdoje, per maldą, per Evangelijos kontempliavimą, aš galiu šitą savo patirtimi dalinti su kitu ir būti kitam svetingas. Ir kad tie tokie maldos įspaudai, kaip Nuvenas irgi labai gražiai sako, kad netgi ne aš pats turiu parodyti, kaip čia jisai sako, kuomet kasdienybėje sutinku žmonės, aš juos pasitinku savo vidinėje buveinėje, pasitikėdamas tuo, kad jos sienas puošiantis paveikslai parodys mums, kuria linkme turėtų krypti šis susitikimas. Reiškiasi, kad, čia gražus toksai įvaizdis, kad Nuvenas sako, nei aš nežinau iš tikrųjų, turiu savo nuomonės, turiu savo galbūt lūkesčius,
bet iš tiesų nežinau, kur tas susitikimas turėtų krypti, nei tas žmogus, kuris pas mane atėjo, gal net ir jis nežino, kuria linkme, ir kad mes turim būti laisvi, kad tikrai atrastumėm, kur link tas susitikimas krypsta, ir šitie maldos vaisiai ar Evangelijos kontempliavimo vaisiai, šitą svetingumą, kaip tokį laisvės garantą, ieškoti tiesos, jie gali jį užtikrinti. Užbaikime maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Te palaimina mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Su Dievu, geros dienos.